mano brangieji, labai malonu, kad apsilankėte mano kanale. Jūs turbūt matote, kad aš kalbėsiu apie traukos dėsnį ir kodėl aš juo tikiu. Aš norėčiau jums išaiškinti paprastais žodžiais, kad, man atrodo, jūsų labai nesuklaidinčiau. Apie traukos dėsnį labai daug YouTube video, labai daug kalbama, labai daug knygų. Ir paprasčiausiai žmonės susimaišo. Žmonės paprasčiausiai nori rezultatų greitai ir gerų rezultatų. Tai aš jums norėčiau paaiškinti, kaip aš suprantu traukos dėsnį ir kodėl aš juo tikiu. Visuomet tikėdavau traukos dėsniu. Aš nežinodavau iš pradžių, kad tai buvo traukos dėsnis. Bet aš viską, ką galvojau, kai buvau jaunesnė, viską dabar turiu. Vaikų neturiu dar, bet bus tų vaikų, ne karo metas. Viską, kas susijęs su vyru, kas susijęs su namais, kas susijęs su šuniuku, kas susijęs su Tailando namu, mano darbu, mano karjera, viską pritraukiau. Ir aš tikrai tai tikiu. Visuomet tikėdavau traukos dėsnius, bet labai man pasitikėjimas traukos dėsnių paprasčiausiai sustiprėjo prieš 2,5 metų, gal prieš 3 metus. Prieš atskrentant į Honkongą. Aš labai norėjau gyventi Honkonge. Simonas, mano vyras, visuomet dirbo Omane. Aš dirbau Honkonge, Dubajui. Ir jisai gavo darbo pasiūlymą Dubajui. Nes jisai visuomet dirbo Dubajui, po to jį perkraustė į Omaną, o po to iš Omano vėl sugrąžino į Dubajų. Tai mes visuomet būdavom kartu, po to jis atskirai gyvenom ir po to vėl kartu. Vieną kartą aš jam paskambinau, sakau, Simonai, mes gyvensime Honkonge gal už 2 arba 3 mėnesių. Jisai man sako, tai yra nesąmonė, nes aš turiu darbą, sako, Dubajui. Man pasiūlė, taip pat kontraktą pasirašiau vėl 2 metams, tai to nebus. Aš esu pasižiūrėjusi video, aš jums įdėsiu, apačioje nuorodą galite eiti pasižiūrėti, bet jisai yra angliškas. Paprasčiausiai, ką jūs darote? Pačiame viduryje jūs parašote, ko norite. Bet kuo žmonės manęs klausia, galiu rašyti 5, 6. Ne, aš visuomet rašau vieną dalyką, ko noriu ir tuomet aš visą savo energiją, visą savo energiją paprasčiausiai stumiu į tą vieną norą. Ne tai, kad 10 norų, 15 norų. Kiekvieną dieną aš tikiu traukos dėsnių. Pavyzdžiui, kiekvieną dieną aš bandau atsikelti pozityviai, jeigu turiu blogą dieną, visuomet atsisėdu, pagalvoju, kas mane gerai, aš bandau tikrai pozityviai. Kiekviena diena nebus pozityviai, bet aš bandau taip gyventi, kad nepritraukčiau jokių nesąmonių savo gyvenime. Ir jeigu mano diena būna bloga arba mano mintys tokios blogos, aš žinau, kad tai mano kaltė, nes aš pati jas prisitraukiau, pati kažką dariau, kad tas traukos dėsnis man atvedė į tą pusę. Tai aš visiškai nepergyvenu, paprasčiausiai bandau keisti savo mintis į gerąją pusę, bandau pamedituoti, bandau gerai pavalgyti, kažką šviežesnio pavalgyti, gal pagulėti karštoj vonioj, gal aliejų įsidėti į rankas ir pakvėpuoti, pavyzdžiui, raminamų kažkokių kvėpalų arba raminamų aliejukų. Bandau pakeisti savo energiją į gerąją pusę ir savo nuotaiką į gerąją pusę, kad man vėl diena atsistotų ant kojų. Aš paprasčiausiai nevelku savo kojų į tą blogąją pusę. Save prigaunu laiku ir sakau, gana čia tų nesąmonių, Renata, reikia atsistoti tiesiai, dieną gražią praleisti, baig būti neigiama, baig būti tokia pikta ir nervuota, nes tai yra nesąmonė. Žinoma, yra tų dienų, kuomet jūs gerai nesijaučia ir niekas nesako, gerai, tai kaip aš darau šį savo traukos dėsnio planą? Kadangi esu mačiusi video apie tai, kitame YouTube kanale, aš įdėsiu nuorodą apačioje ir aš naudojuosi šią lentelę, kaip sakoma, turbūt lentelę, kiekvieną dieną. Ir aš galiu pasakyti, viską esu pritraukusi nuo Honkongo iki buto, kur mes gyvename, šuniukus, mano darbą, labai daug esu pritraukusi, bet aš visuomet tik tais orientuojuosi vienu savo noru, vienu noru, vienu planu ir po to, kuomet aš jį įgyvendinu, tai trunka kažkur 2 savaitės ar 3 savaitės, pamatyti rezultatus, pradėti jausti rezultatus. Jūs geriau pradėsite jausti, kuomet darysite šią lentelę iš karto, tą pačią dieną, kadangi jūs tą energiją tokią gerą skleidžiate. Pačius rezultatus, kas susijęs su jūsų noru, jūs įgyvendinsite. Kai kurie norai, žinoma, yra didesni. Gal per 2 arba 3 savaitės. Nu ką, pradedame.
Tai jūs viduryje parašot, ko jūs norite ir po to tų 12 žingsnelių. Ir parašote, kaip jūs jaučiatės. Daug kaip jums tas jausmas, jeigu kuomet jūs gausite tai, ką jūs užsirašėte. Žmonės, kurie bando traukos dėsnį, jie turi labai blogą idėją. Mano nuomonė, kadangi aš esu bandžiusi traukos dėsnį itin daug metų, skaitykim gal 15 metų, sakyčiau. Ir vienintelis dalykas, kuris labai veikia, tai yra šita lentelė. Ir man jie naudojantis visi mano planai ir visi mano norai išsipildė ir aš visuomet jais vadovaujasi, bet galiu pasakyti, kas labiausiai padeda. Nesėdėjimas ir galvojimas apie tai, ką norite, neįsivaizdavimas, nekalbėjimas, nesapnavimas apie tai, bet jausmas. Tai jeigu, kuomet jūs jaučiate tą tokią vibraciją, kad jūs gyvenate, pavyzdžiui, toje šalyje, kaip aš Honkonge, kad aš jaučiuosi mylima tenais, kad man patinka judulys Honkonge, man patinka judrios gatvės, man patinka daug žmonių, kuomet matau, man patinka susitikti su kitais žmonėmis, man patinka gyventi šalyje, kur aš galiu įsivaikinti šuniukus. Ne žodžiai, kurie jums pritrauks, bet jūsų emocijos. Kaip aš parašiau viduryje, ko iš tikrųjų noriu, ir po to 12 žingsnelių parašiau kiekviename. Bandau aš tą jausmą paprasčiausiai iškelti į viršų, tą vibraciją bandau skleisti. O Jėzau, aš kiekvieną dieną, žinokit, po 10-15 minučių sėdėdavau ir sakydavau, aš gyvenu Honkonge ir aš tą jausmą jaučiu. Aš esu buvusi Honkonge, tai man yra lengviau. Ir aš jaučiu, kad Honkongas bus, kaip aš gyvensiu Honkonge, tos judrios gatvės. Ir bandau tas emocijas taip iškelti. Taip ratu eini ir kiekviename žingsnelėje jūs parašote, kaip jūs jaučiatės. Ir tas emocijas tokias geras skleidžiate. Aš gyvenu Honkonge, pavyzdžiui, bute, mes įsivaikinam šuniukus, aš turiu gerą darbą, man patinka, aš jaučiuosi gerai, jaučiuosi kūrybingai, yra daug ką paveikti, galiu nueiti bet kur, pafilmuoti, fotografuoti. Taip pat jaučiu, kad pas mane nėra... Aš nesukaustyta, kaip Dubajui būdavo, žmonės į tave nežiūri, kad atrodytų iš planetos tu būtum, kiekvienas daro tai, ką nori, tu gyveni kaip nori. Ir tas emocijas jūs bandote taip iškelti į viršų labai daug, labai stipriai, 10-15 minučių, sakyčiau, kiekvieną dieną. Ir kuo toliau, pamatysite, po 2 savaičių jūs pradėsite matyti labai didelius rezultatus. Tai nežinau, ką jūs galvojate, bet ką jūs norite pritraukti. Tuo pačiu metu noriu kai ką jums pasakyti. Jūs tik tais tuomet pritrauksite, kuomet jūs tikėsite, kad galite pritraukti. Jeigu jūs netikėsite, kad galite pritraukti, jūs to nepritrauksite. Jūs visuomet pradėkite nuo mažų žingsnelių. Aš, pavyzdžiui, Honkongą aš galvojau, aš jaučiau, kad aš galiu pritraukti ir pritraukiau. Ir Simonas man paskambino, gal sakyčiau, už 2 savaičių. Žinoma, mes visuomet kalbėdavom, bet jisai man paskambino, sako, Renata, tu negali patikėti, kas atsitiko. Sakau, kas? Sako, atsimeni, kaip tu minėjai apie Honkongą? Sakau, taip, aš atsimenu. Sako, man paskambino, nei iš jo, nei iš to. Sako, gavau e-mailą, nei iš jo, nei iš to ir man pasiūlė darbą Honkonge. Sako, kaip tu galvoji, ar imt ar ne? Sakau, taip, būtinai. Po to jam pasiūlė pinigų ir jisai buvo nepatenkintas, kadangi žinojau, kad aš nedirbsiu iš pradžių. Stiuardesė, kaip aš dirbu, o Emiratuose neblogai mokėdavau. Ir taip pat takso mes nemokame Dubajui, tai buvo visiškai kitokia finansinė situacija. Ir kuomet mes skrendame į Honkongą, žinoma, reikia atsiverti į tai, reikia pagalvoti, kadangi taip pat mes namą tuo metu taupėme namui Tailande, kuriame jau sumokėję esame, jau nereikia mokėti. Bet mums reikėjo tokių pačių pinigų, ką mes Dubajui turėjom, pasiūlė mažiau ir Simonas sako, žinok, Renata, negalime imti, kadangi tikrai mažesni pinigai. O aš sakau, už kiek laiko, sakau, pasakyk jiems, kad už 2 savaičių tau perskambintų ir tu jiems pasiūlyk šitą sumą. Kiek tu nori, tiek pasiūlyk. Tu nesi vaikas, tau yra 50 beveik metų, tu esi labai daug patirties turi, dirbi labai gerai savo darbę, jisai yra labai profesionalus. Sakau, jie į tai atsižvelgs, jeigu tavęs norės, tai jie tave ir pasiims ir sumokės tau. Bet ta moteris,
pasakė, kad atsiprašau, mes negalime tokių pinigų mokėti, kadangi mes taip nedarome. Ir, negali, sako, mes negalime mokėti. Aš sakau, už 2 savaičių pamatysim, viskas bus gerai. Tai vėl tą lentelę pasidariau, pasirašiau lygiai tiek pat pinigų, kiek jisai norėjo uždirbti ir aš pradėjau daryti kiekvieną dieną, kaip jie paskambina jam, aš jaučiu tą energiją, kaip jisai gerai jaučiasi, laimingas, kad gauna tą kontraktą ir aš taip darau tą lentelę, skaitykim, kiekvieną dieną po 2 savaitės. Simonas man paskambina, sako, Renata, nepatikėsi, pasiūlė tuos pinigus, lygiai tokius pačius, visiškai net nebandė numušti. Ir po to, kaip skrindome į Tailandą, į Hongkongą, taip pat namai Hongkongė yra labai maži, pavyzdžiui, butukai. Ir visuomet, jeigu tu gyveni Hongkongė, tai dažniausiai tu matai savo kaimynus, kadangi yra labai sunku susirasti butą, kuris paprasčiausiai į erdvę žiūrėtų, arba į kalnus, arba į jūrą. Tai yra labai brangu Hongkongė, tai yra labai labai vertinama. Ir aš tai padariau tą lentelę, 12 žingsnelių ir sakiau kiekvieną dieną ir žinokite, taip atsitiko, kad vėl gavome. Ir aš esu dariusi labai daug, labai labai daug. Kas susijęs su vaikais, aš esu nedariusi, kadangi tai aš leidžiu Dievui, man atrodo, taip pasakant, palieku Dievų rankose. Bet kas susijęs su kitais mano planais, aš visuomet darau, žinokit. Visuomet, kiekvieną kartą ir man visuomet pavyksta. Tai kiekvieną dieną, kuomet jūs atsikeliate iš ryto, pradėti tą energiją tokią geresnę savo. Gal pašaukite, gal muzikos įsidėkite, matykite save ir jausite, kad jūs geresnė diena turėsite, kad jūsų energija plauks, kad jūs gerai jausitės ir pamatysite, jūs pritrauksite itin daug gerų dalykų jūsų gyvenime, jeigu jūs geresnę energiją skleisite ne tik savo, bet ir kitiems. Ir taip pat, jeigu rašysite lentelėje viduryje, ko jūs norite ir po to, kaip jūs jaučiatės. Aš jums įdėsiu video, kuris dėja yra angliškai, tas vyras išaiškina viską ir galiu pasakyti, kad man labai padėjo. Labai ačiū, kad žiūrėjote. Aš tikiuosi, kad jums šitas video padėjo. Pamatysite, kad jūs tikrai pradėsite pritraukti nuostabius dalykus. Mano blogas renataslifestyle.com, žinokite, aš turiu labai daug geros informacijos apie traukos dėsnį ir aš esu dariusi nemažai video ir dabar darau kiekvieną dieną video ir įdedu, kur dabar yra padaryta privačiai, bet, kaip ir minėjau, už 4 mėnesių bus atidaryta. Ir tie video nėra matyti niekur kitur, tik tais mano tinklaraštyje. Tai aš tikiuosi, kad jums padės ir mes dalinsimės labai daug įdomios informacijos, jeigu jūs norėsite, žinoma, eisite pasižiūrėti, kaip ten kas yra. Gerai tada, geros jums dienos, labai žinokit, lyja laukia. Va Jėzau, kaip tamsu, kaip užpakalį. Gerai tada, o kiekvieną rytą, kaip atsikeliu, aš taip ir darau, žinokit. Aš seku tą lentelę ir paprasčiausiai muziką užsidedu ir bandau tą energiją tokią skleisti geresnė. Ir aš netgi jaučiu kartais tokie šiurpuliukai eina ir aš tikrai pradedu pritraukti nemažai dalykų. Jeigu kažkas manęs klausė prieš tai, Renata, ką daryti, kaip pritraukti, aš galiu pasakyti, tai yra mano paslaptis, bet tai nėra paslaptis. Žmonės klausia, tu visuomet tokia pozityvi, kadangi aš tikiu, kad aš pati sukuriu savo gyvenimą, aš pati, jeigu gerą energiją aš skleidžiu, man visuomet gera energija ateina, kartais žinoma, būna dienų, kad netgi jeigu gerą energiją skleidžiate, vis tiek kažkas blogo gal nutinka, bet tai nieko, aš visiškai bandau nekreipti dėmesio į tai ir tik tai seku savo tikslą. Skleisti gerą energiją ne tik savo, bet ir kitiems. Ir paprasčiausiai gyventi gyvenimą tokį, kokį aš noriu gyventi ir susikurti savo gyvenimą tokį, kokį aš noriu susikurti. Mes žmonės esame tokie, kad labai mėgstame kitus apkalbėti, labai mėgstame kitus pasmerkti, labai mėgstame kažką. Aš bandau į tokius dalykus visiškai nesikišti ir žiūriu savo gyvenimą ir bandau visiškai neigiamoje aplinkoje nebūti, su žmonėm nebendrauti, kurie yra neigiami, visiškai nesigilinti į jokias kalbas, kurios yra neigiamos. Ir kadangi tai tikrai paveikia mano aurą, skaitykime. Ir aš noriu, kad mano aura būtų tokia švari, kad aš gerai jaučiuosi viduje, kad žmonės gerai su manim jaustųsi. Žinoma, kartais būna išimčių, atsikeliu ryte, nelabai gerai jaučiuosi, atrodo, kad kažkas
tokiu, bet kaip ir minėjau prieš tai, aš į tai nekreipiu dėmesio, bandau prisiminti, dėl ko aš blogai jaučiuosi, pagalvoti, bet po to aš pakeičiu tą būseną ir pradedu pozityviau dieną praleisti, gal išsimaudyti, kaip ir minėjau, šviežiai kažką pavalgyti, pamedituoti, muzikos užsidėti, bandau tą energiją skleisti, bandau tą energiją geresnę savo prisitraukti ir mano diena paprasčiausiai būna liuks. Jeigu turite kokių klausimų, būkite geri, jūs man parašykite apačioje, aš bandysiu jums atsakyti. Ką, geros jums dienos, bučkis, iki. Or fiancé or boyfriend because they are in fear. Also, I want to help dogs.